Tai labą dieną. Žinokit, savo krašte kalbėti tai yra išskirtinė garbė, nes tu jautiesi praktiškai namie. Ir taip, yra labai smagu. Tikriausiai šitoje salėje nerasiu žmogaus, kuriam nepatiktų nuvažiuoti sezono metu į laukus arba pasižiūrėti, kaip auga augalai, kaip vienas ar kitas sprendimas suveikia, arba galų gale su kombainu nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip yra įmamos derlius. Na ir nors šiandien už lango turim nei palankės sąlygas atlikti vertinimus, nes yra vasario 27 diena ir išvadas yra anksti daryti, nes nežinia, koks dar bus pavasaris. Naiviai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Gal net ir nenaiviai reikėtų optimistiškai žiūrėti. Tad pradėkim vertinti tai, kas buvo seniau padaryta. Ir būtent šiandien noriu jūs pakviesti pakeliauti po 3 skirtingas vietovės, kur buvo atliekami skirtingi fungicidų bandymai. Tai pirmoji vietovė iš tiesų yra bandymas Eurovit. Apie šį bandymą kalba visi. Visi akcentuoja, kad Eurovit tai yra išskirtinis bandymas. Ir taip, sutinku, kad tai yra išskirtinis bandymas, nes jis atliekamas 8 skirtingose šalyse, 10 skirtingų vietovių ten yra. Ir bandymas yra unikalus tuo, kad tyriamos tiek naujos, tiek senos veikliosios medžiagos, kaip veikia prieš zimoseptoriją tritici arba kitaip septoriozę. Na ir bandymų duomenimis remiasi tikriausiai visi Europos mokslininkai, ūkininkai, tad ilgai nedelskim ir pasižiūrėkim, kokie yra naujausi 2023 metų bandymų duomenys. Turiu dar pasakyti vieną faktą, kad apie 2023 metus ir šį bandymą dar niekas Lietuvoje nėra kalbėję. Prieš 1,5 savaitės bandymų rezultatus gavom būtent mes, agrokoncernas, tad mūsų klientai, mūsų partneriai konferencijų metu turi išskirtinę progą pasižiūrėti į bandymų vidų ir pasižiūrėti, kaip suveikia produktai ir pavienės veikliosios medžiagos. Tad atliktas vertinimas buvo 71-77 tarpsnio metu. Pats purškimas buvo atliekamas 39-37 tarpsnio metu, vėliavinis lapas purkštas. Na ir matome lentelę, kad buvo tyriami tiek pavienės veikliosios medžiagos, kurios pavadinimus jūs puikiai žinot, tiek revizolį, prolainą, protekonazolą žinot. Kuastaras tai yra fenpikoksamido veikliąją medžiagą turintis produktas, Lietuvoje irgi yra registruotas Univok. Ir šitam bandyme mokslininkai žiūri, kaip pavienės veikliosios medžiagos, na ir vėliau visi kiti nariai veikia prieš septoriozę. Na ir ką pastebėjau iš tiesų bandymų protokolą skaitydama, pastebėjau, kad ten, kur yra netgi kalbama, kad atsparios rasės, kad sunkiai produktai veikia, iš tiesų turėjom irgi išskirtinės tokias sąlygas, nes ten lygų buvo. Jeigu pažiūrėjus vieną eilutę aukščiau, matom, kad Jungtinėje karalystėje kai kuriuose vietose net nebuvo tų lygų, tačiau produktų efektyvumas jisai vėlgi matosi ir galim vertinti. Vėlgi Prancūzija šiemet turėjo kritulių, kada reikėjo, iškrito ir lygų buvo. Tačiau pasižiūrėjus į kitas 2 vietas, Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, mes matom, kad tai yra pilki fonai ir ten nebuvo kada atlikti tinkamai vertinimus. Ir žinot, gamtoje niekada nebūna viena vieta laisva. Jeigu nėra vienos ligos, tai atsiranda kita liga. Atsirado geltonosios rūdys arba rudosios rūdys. Ir matom, kai kur yra skaičiai, tačiau protokolą skaitydama pastebėjau, kad iš tiesų tokios žemos infekcijos, kokia buvo būtent šitose 2 vietose, per 10 metų mokslininkai nėra net matę. Tai iš tiesų lygų buvo mažai šitoj vietoj, tačiau pasižiūrėjus į bandymo vidurkį įvertinus, nes būtent šį bandymą reikia vertinti žiūrint ir vidurkius visų vietovių, matom, kad ten, kur buvo panaudotas vienanarė veiklioji medžiaga kuastaras arba kitaip fenpikoksamidas ir produktų mišiniai, kur buvo Revistar XL, tarp kitko Lietuvoje mes turim ir žinom šitos produktus, nes jie yra paremti revizoliu. Ir kitas produktas yra Revitrex, matom, kad efektyviausiai kovojo prieš ligas. Tarp kitko raudona spalva, nepaminėjau, ji yra kontrolė. Na ir pasižiūrėjus į patį derliaus išsaugojimą, kas mums visiems yra labai svarbu, matom, kad iš tiesų derlius siekia kontrolį vidurkį vertinus 8 tonas 860 kg. Ir produktai, veikliosios medžiagos, kur yra visiškai naujos, tiek revizolis, tiek fenpikoksamidas, jie davė didžiausią derliaus išsaugojimą. O tai yra labai gerai. Ir jeigu pavienė veiklioji medžiaga tokia kaip kuastaras sugeba išsaugoti vieną beveik toną derliaus, tai yra
unikalu. Pasižiūrėjus į Revistar XL, matom, kad tona 200 buvo išsaugota. Kitas bandymas, kurį taip pat vertinam, bet jis yra jau atliekamas Lietuvoje, tai yra bandymas, kurį tyrė daktarė Karolina Lavrikaitė, būtent Žemdirbystės institute, ir ji tyrinėja jau keletą metų fungicido atsparumą būtent Lietuvoje. Ši jaunoji mokslininkė pastebėjo, kad būtent 2023 metais temą ir pavadino, kad tai yra nemažėjanti rizika. Ir iš tiesų turiu sutikti, kad tai yra nemažėjanti rizika ir mes į tą problemą fungicido atsparumą turime žiūrėti labai rimtai. Na ir pasižiūrėjus į bandymo protokolą, į bandymo gautus rezultatus, matom, kad buvo vertinta būtent septoriozė vėlgi. Na ir jaunoji mokslininkė pastebėjo, kad proteokonozolas, kuris yra plačiai eskaluojamas visuomeniai šiuo metu, per pastaruosius 2 metus, tarp kitko skirtingos spalvos žymi skirtingus metus, jo efektyvumas per pastaruosius 2 metus pagerėjo. Pagerėjo, anot mokslininkės, būtent dėl to, kad ūkininkai atsakingai pradėjo naudoti proteokonazolą. Ir turiu su tuo sutikti, bet ir noriu papildyti tuo pačiu, kad tada, kada 2020 metais Lietuvoje atsirado revizoliniai produktai ir kiekvienas iš čia sėdinčių tikriausiai savo technologijoje esat panaudoję tokius produktus kaip Revistar XL pakas arba Revitrexas, mes prisidėjom prie būtent proteokonazolo išsaugojimo. Ir tai davė, kad tada, kada 2020 metais ir kiekvienais metais vis pardavimai auga Lietuvoje, mes išvalom atsparias rases ir sudarom vietą proteokonazolui būti efektyvesniam. O tai yra labai gerai, nes per pastaruosius keletą metų žiūrint į priekį, tikrai aš nematau, kad atsirastų naujosios veikliosios medžiagos. Jų tiesiog neatsiras ir mes turime išsaugoti tai, kas yra rinkoje ir turime tiesiog draugiškai žiūrėti į tai, kas yra jau. Na, matom dar vieną faktą, kad būtent ten, kur yra Balaja, Revistar XL, Revitrexas ir Univokas, iš tiesų matom, kad produktų mišiniai demonstruoja gerą efektyvumą prieš septoriozę ir veikliųjų medžiagų dažniausiai rekomenduojam nenaudoti pavienių, bet jas naudoti mišiniuose. Vien tam, kad apsaugotumėm veikliasias medžiagas ir tuo pačiu turėtumėm daug geresnį efektą nei vienanarės veikliasias medžiagas. Trečioji vieta tai yra agro ITC bandymai. Ir 4 metus, tarp kitko jau agro ITC bandymų visas poligonas švenčia savo 5-metį ir mes vieną bandymą tyrėm 4 metus. Tad pasižiūrėkime pirmiausia prieš bandymą vertindami, kokios meteorologinės sąlygos vyravo pas mus šalia esančioje meteorologinėje stotelėje. Dažnai girdžiu, kad jau metai yra labai prasti naudoti fungicidus, tačiau netrukus ir papasakosiu, kodėl ir sausais, ir sausringais periodų reikia naudoti tos fungicidus. Na, pasižiūrėjus, 2020 metai iš tiesų birželį išsiskyrė lietumi. Kritulių kiekis 2021 balandį buvo didžiausias, 2022 turėjome gausią liepą kritulių, na ir 2023 metai jie buvo sausringi. Paskelbta stichinė sausra ir tikrai tai nedžiugina mus visus. Pasižiūrėjus į temperatūras, esmingai metais matom, kad temperatūros buvo labai panašios. Neišsiskyrė kažkuo, tačiau kritulių kiekis buvo kiek mažesnis. Na ir pati bandymų schema, aš pernai apie šį bandymą esu kalbėjus, tačiau turim ir naujausius bandymų rezultatus, būtent 2023-uosius. Pasižiūrėjus purškimo schemą, matome, kad purškimas buvo 32 tarpsnio metu parinktas visas foninis Balaja Flex pakas ir įskaitant kontrolę buvo nupurkšta Balaja Flex pakų. Na ir vėliau sudėjom visus produktus, kurie yra patys efektyviausi rinkoje ir dažniausiai rekomenduojami. Tai yra BASF produktas Revistar XL pakas, Cortevas naujasis produktas su nauja veikliaja medžiaga fenpikoksamidų Univokas, Elatus Era Syngentos produktas, Askra X Pro Bayerio produktas, na ir Revitrexas, vėlgi revizolių paremtas produktas iš BASF. Ir prisiminkime, kaip atrodė augalai vertinamaisiais laikotarpiais. Tai iš tiesų 2020 metais, kaip ir matėte meteorologinėse sąlygose, kritulių mes turėjome kiek daugiau nei 2023-aisiais, tai buvo iškrito, suskaičiavau nuo kovo iki liepos 220 ml kažkur. Ir pasižiūrėjus į pačias nuotraukas, matom, kad ten, kur kontrolę vertinti reikia vėliavinius lapus, turėjom lygų tikrai nemažai išplitusių ir kiekvienas produktas, va taip ir reitinguojant, prisidėjo prie lygų intensyvumo mažinimo.
2021 turėjome kiek daugiau kritulių – 250. Vėlgi, vertinant į kontrolę, vėliavinis lapas tikrai nebuvo gražus, jis buvo plačiai apėjęs ligom. Revistarix alpakas ir univokas, mano nuomonė, atrodė geriausiai. 2022 metais turėjome tiek pat kritulių, kiek ir 2020 metais. Na ir visi produktai vėlgi prisidėjo esmingai prie ligos, būtent septoriozės intensyvumo mažinimo. Ir 2023 metai, kada tikrai iš jūsų daugelis klausė, ar verta naudotos fungicidus ar neverta, kokia bus grąža, vis tiek investicijos yra brangios, tai matom, kad į kontrolę būtent pažvelgus, kai kur vėliavinio lapo jo net nebebuvo. Žinoma, jisai pats senėjimo procesas įvykęs, augalas susisuko, tačiau ir ligų, ten pasižiūrėjus į patį kampuką, vėliavinis lapas matosi, kad yra apėjęs ligomis. Ir produktai vėlgi, jie prisidėjo išlaikant žalumą ir kovojant su ligomis. Na ir kas dabar yra mums svarbiausia, tai yra derliaus išsaugojimas ir kokią tai finansinę grąžą davė. Taigi pasižiūrėjus per 4 metus, derliaus išsaugojimas yra paskaičiuotas nuo derliaus kontrolėje ir tai, kokį fungicidas davė priedą, tai fungicidas gebėjo išsaugoti. Tai matom, kad Revistarix alpakas, univokas gebėjo išsaugoti beveik 700 kg derliaus. Na ir tai, pažvelgus į finansinę grąžą, matome, kad prie kviečių kainos 200 eurų už toną, atskaičius fungicidų kainas mes gauname beveik 86-85 eurus, kas yra tikrai nemažai. Kitas bandymas, kuris buvo atliktas orientuojant purškimus į būtent pirmą purškimą, tai yra 31-32 tarpsnio metu, naudojam vėlgi produktus Revistarix alpakas, Prioxorpo verpekas, Balaya Flex pakas ir Input Triple. Tai yra dažniausiai pirmojo purškimo metu rekomenduojami naudoti produktai ir vėliau 63 tarpsnio metu mes visus laukelius nupurškiam Juventusu. Na ir ką turim? Tai derliaus išsaugojimas, pastebėtas, kad būtent ten buvo gautas didžiausia grąža ir derliaus išsaugojimas su Revistarix alpaku. Tai yra 800 kg ir 128 eurai. Manau, kad tai yra tikrai dideli pinigai, atsižvelgiant į tai, kas šiuo metu vyrauja rinkoje. Trečiasis bandymas, kurį atlikom AgroITC tyrimų stotyje, tai yra vienkartinio purškimo fungicidais bandymas ir jis būtent buvo atliktas 34-37 tarpsnio metu, kad pasižiūrėti, kaip fungicidai geba kovoti su lygomis. Būtent buvo tyriamas gydomasis efektas. Nes kaip žinia, kaip ir Eglė pasakojo, kaip plinta lygos. Septoriozė plinta nuo apačios į viršų. Kitos lygos plinta, žinoma, kitaip, tačiau šis bandymas buvo orientuotas į septoriozę tam, kad pasižiūrėtumėm, kaip produktai generuoja ir padeda suteikia gydomąjį efektą, kovojant su septorioze. Na ir kaip kontrolę mes paėmėm sprendimą, dažnai rekomenduojama kai kurių kompanijų naudoti, tai yra protekonazolo ir azoksų mišinį, siekiant sutaupyti ir turėti kažkokį išskirtinį efektą, tačiau nedažnai taupimas, žinot, posakį, kas pigu, mokama 2 kartus už pigų. Ar kažkaip taip. Tačiau pasižiūrėjus į būtent į derliaus išsaugojimą ir į uždarbį, mes matom, kad ten, kur Revistarix alpakas ir univokas, tai yra gauti didžiausi derliaus išsaugojimai, tai yra beveik 1,5 tonos. Ir pasižiūrėjus vėlgi atskaičius fungicido kainas, mes turim nuo 250 iki 270 eurų generuojamas pajamas uždarbį prie 200 eurų už toną. Taigi, tai tikrai nėra mūsų dažnai rekomenduojamas sprendimas naudoti jūsų laukose. Tačiau kadangi vertinam būtent ilgalaikių tyrimų teikiamą grąžą, mes tais bandymais ir dalinamės būtent su jumis, tam, kad jūs atsirinktumėt juodą nuo balto. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad netrukus jūs visus pasieks mūsų leidinys, kuriame bus pateiktos visos technologijos. Tai yra užrašų mūsų vadinama knyga ir būtent šioje knygoje mes visada sudedam technologijas, kurios atitinka kiekvieną veislę ir atitinka priesėlį. Nes priesėlis yra vienas iš tų faktorių, kurį būtina įvertinti ir tada parenkant produktų normas atsižvelgti į tai. Iš tiesų noriu dar vieną faktą pastebėti.
Stovėdama prieš jūs negaliu nepasakyti, kad šiandien matėt bandymus, kuriuos mes atstovaujam, kuriuos mes turim, kuriuos labai vertinam. Ir jūs pastebėjot, kad agrokoncerne galite rasti pačias efektyviausias rinkoje esančias veikliąsias medžiagas. Ir tų veikliųjų medžiagų produktus, tiek Revistarix Alpaka, tiek Univoka.